Žalgiris šiai dvikovai neregistruoja Bryanto Dunstono. Taip jau ir kažkiek įprasta tampa būtent rungtynėse Lietuvoje. Dovydo Giedraičio perimtas kamuolys, Arnas Butkevičius atidaro rungtynės taiklių tritaškių. Balų per visą pirmąjį rungtynių kilinuką ir nors pati Šakas Buchananas pelno pirmosius taškus antrojų šansų po to, kai Kupšas nelaimėjo pirmosios dvikovos prieš Birutį. Benekas laisvas ir Žalgiris per... Bet vėliau Kauno Žalgirio puolimas tiesiog paliko ir blogiausiai puolanti lygos komanda antrajame ketvirtyje. Giedraičio metimas dar kiek toli už nugarį Šiaulių ekipą. Grįžo jau panašu ir į visai neblogas sportinę formą. Turėjo geras rungtynės su Jonava praeitame BCF LKL ture. Ketvirtfinalį tiesiai, šiauliečiams reikėjo dar sužaisti 10 rungtynių ir patekti tarp 4 komandų. Štai va taip va. Traukė atbulai link Biručio, bandė siekti kamuolio, bet vis tiek. O Šiauliai tikrai pirmajame ketvirtyje kol kas laikosi, garbingai laikosi kovoje. Laurynas Birutis dar kartą įveikė Mindaugą Kupšą. Alinas Smailagičius taip pat pasirodė ant parketo prieš porą akimirkų. Walkeris puolė galinę liniją, perdavimas Dovio Giedraičio, laisvas Giedraitis. Ulanova, Romančenkas ieškojo, kamuolį sugauna Alinas Smailagičius. Natas Mičelas per visą aikštelę, Brazdeikis iš kampo, 3 taškai. Jeigu dar kažkam buvo maža. Ir čia dar sykį prameta Brady Menekas. Šiauliai išrikiuoja zoninę gynybą, kuri gerai veikia. O, čia Sirvyčio perdavimas. Butkevičius nutraukė tą nesėkmingų tolimų metimų seriją. Buchananas įsibėgėja, pamatė, kad yra kažkiek erdvės, bet labai greitai perima iš šio kamuolį Francisko. Pats čia vos jo nepameta, neužfiksuotas čia taisyklių pažeidimas. Geras derinys ir 5 iš 8 tritaškių yra pataikę Šiauliai. Metimais nepiknaudžiauja, bet juos išnaudoja labai efektyviai, o čia Francisko. Geimantas Stankevičius nepataiko iš po krepšio. 1 iš 4 Kupšo metimų tai buvo taiklus. Walkeris. Pabandyti priartėti šiauliečiams. Stankevičius. Laukia to perdavimo Francisko. Greitame puolime kauniečiai ir čia Lonnie Walkerio lengvi taškai. Ten puikiai gynyboje sudirbo Marius Valinskas. Butkevičius. Arnas Butkevičius šį vakarą pataikė visus 3 aštuonetus varžovų baudos aikštelėje. Ir dabar prieš Dovį Giedraitį 1 prieš 1. Maikui Džeimsui ne visada pavyksta. Eimantui Stankevičiui pavyko puikiai. Jerry Blakesas. Valinskas laukia Kupšo užtvaros. Jo laukia čia perdavimo ir Dovydas Giedraitis. Žalgiris tikrai turi laiko savo atsakymų ir netgi nemažai. Sirvytis iki galo gražiai išnerė kitoje lentos pusėje. Jogaila, Kulvietis ir Romančenko, Šiaulių penketas aikštėje. Trečią kėlinį beje laimėjo irgi šeimininkai 22-21. Bet ketvirtąjį jie pradeda prarastų kamuolių. Tinkamoje vietoje, tinkamų laikų ir šita arena galėtų net toks įspūdis, kad išnešti visą Šiaulių komandą iki sensacingo rezultato, bet čia tas viltis. Mičelas. Link galinės linijos, bet labiau mėgsta žaisti į vidurį baudos aikštelės Mičelas. Čia išmetantis dar vieną ir pataikantis dar vieną tolimą metimą šį vakarą. Natas Mičelas čia palei galinę liniją, suranda Birutį. Jeigu jau Birutis priima perdavimą, tai giliai baudos aikštelėje yra treniruojama daugiausiai baudų lygos istorijoje pataikiusio krepšininko Žydrūno Urbano. Oho. Ir čia Šiauliai išmuša kamuolį, perima kamuolį, metasi greitą puolimą ir Buchananas. Kaip? Geimantas Stankevičius pamatė, kad liko prieš Smailagičių, norėjo paatakuoti varžovą, bet gauna štai tokius. Gražus buvo Valinsko driblingas, gražiai susikurta galimybė, bet atrodo, kad jau ir kiek gal ir ta komandinė moralė yra smuktelėjusi. Šiauliai kiek pasimetę rungtynių pabaigoje. -3 naudingumo balai. 4 jo rungtynės Lietuvoje bendrai, bet CFLKL, FCDL, KMT ir 2 iš jų kol kas minusinės. Panašu, kad dar reikės laiko Aizijatodui.